Dainininkas Donatas Baumilas šiame projekte partnerę gavo kietą. Susipažinkite, teisės ir bausmių vykdymo bakalauro ir verslo teisės magistro studijas baigusi šokėja Rasa Židonytė. Labai kaprizinga, labai aikštinga, labai užsispyrus, pikta, žiauri, rėkianti, bjauri ir visokia kokia, tik taip baisi partnerė. Taip Rasa Židonytė juokauja, o taip ji dirba. Jinai griežta, teisingai griežta, šiek tiek gaunu, ačiū Dievui, nesu pagaliu per kojas, bet su ranka gaunu, taip ir per smakrą gaunu. Va, jeigu neklausau, bet taip ir turi būti. Taip, mes mušamės, nes kitaip neįmanom. Rimtai mes taip sakė. Ne, iš tikrųjų nenaudoju fizinio smurto, bet šiaip kartais su kulniuku į užpakaliuką įspirti, manau, naudinga. Dūniui pasisekė. 5 vaikystės metus jis yra šokęs, nors, kaip sako pats, viskas seniai pamiršta. Tad praėjus 20 metų nusprendė patikrinti, kiek jis dar atsimena. Po pirmųjų treniruočių Donatas neslėpė pasitenkinimo savimi. Su Rasa keletą treniruočių turėjom, maždaug apie 4-5 valandas. Tai po truputį matosi, kad atsimeni, reiškia galvoji. Ir tie žingsneliai, ir tas visas smulkmenos ten truputį atsiranda. Tai kažkaip vertinu visai neblogai. Labai lengva su juo šokti. Jam parodai keliais sykiais ir jam išeina. Nereikia milijardą kartų aiškinti, nors jisai nori. Sako, velnias, Rasa, tu man sakai, sako, man vis tiek neišeina. Sako, kad tai visiems neišeitų, kaip tau neišeina. Sako, tai jau gerai būtų. Tad Rasa, įvertinusi konkurentus, nuo pirmųjų repeticijų dėl partnerio buvo rami. Iš tiek, kiek žinau, kas šoka, tai manau, kad turėtume ilgai dalyvauti projekte.